Ar buvo kažkokių va tokių, žinai, per tuos 7 metus duobių, kai atrodo ir klientų nėra, ir nežinau, ar toliau man vystyti tą veiklą, ar man jau kažką galvotis naujo, ar buvo va tokių sunkesnių periodų? Buvo, kai savo versle esi, tai iš tikrųjų tai yra neišvengiama, būna tikrai tokie momentai, galvoji, ar gal į samdomą pereit darbą ar Mhm. kažkas, bet, būna ir tokių sunkių, sakykim, užduočių, kur oi viskas, aš nežinau, kaip čia man dabar išlįsti sausai iš viso šito reikalo. Bet tada aš atsitraukiu nuo visko, iš tikrųjų, visiškai fokusą dedu į save, Mhm. susikoncentruoju į save, pailsiu, jeigu neužtenka miego, tada kažką, nežinau, kažkokiu hobiu užsiemi, paskaitai viską. Ir tada jau, kai jauti, kai šypsena pradeda kilti veide, nes tada kažkaip netikėtai ir tos idėjos atranda, tai galvoju, taigi gal taip vat galiu padaryti. Ir tada visai kita energija yra, kai tu jau toks prisipildęs esi. Ir tas Mhm. toks vėl tikėjimas, kad nu tikrai viskas bus gerai. Dabar galbūt nėra klientų, ką aš tą laiką galėčiau padaryti, galbūt, nu Mhm. vat kursus kažkokius nueiti, galbūt kažką naujo dar pasimokyti, dar save patobulinti, kad vat atėjęs naujas klientas aš dar stipresnė būčiau ir vat tą laiką, kuris yra kritinis, kur nėra va tų klientų, Mhm. išnaudočiau būtent tam. Ir dažniausiai visada, kai jau tu pats savo mintimis nusitiki, kad dabar jau viskas, jau dabar galiu dar naujų priimti klientų, dar kažką stipriau padaryti ir tada jie, nu, ta energetiškai jie pajaučia, kad tu pati gali ir jie bar tau į duris, ar tu mums gali padėti. Tai Aha, va, taip kažkaip supratau. vyksta. Jo, tai žodžiu, nepanikuoti, kai yra tas žemutinis periodas, ar ne, kai mes esam ne tokie aktyvūs su savo klientais, jau nėra tiek užsakymų, kiek mes norėtumėm, o išnaudoti poilsį ir tobulinimui savęs šitą laikotarpį.